Šiandien yra lapkričio 16 diena. Šį mėnesį vėl netekau 170 eurų. Taigi 7 mėnesis, kai netenku po 170 eurų. Taigi per 7 mėnesius netekau 1190 eurų. O netekau todėl, kad Marijampolės vedėja Viktorija Žvirblytė suklastojo sveikatos dokumentus ir jais disponavo. Nustatant darbingumą, neatsižvelgė į sveikatos būklę, į visas jo darbingumui įtaką darančias ligas, traumas, patologinės būklės ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus, ko reikalauja įstatymas. Taigi, jinai nustatant darbingumą neatsižvelgė į šiuos sutrikimus: kaklo sutrikusi funkcija, riboti judesiai dėl skausmo, peties sutrikusi funkcija, riboti judesiai, stuburo sutrikusi funkcija, riboti judesiai, kojos sutrikusi funkcija, riboti judesiai. Taip pat širdies nepakankamumo liga. Viktorija Žvirblytė klastoja dokumentus kiekvieną dieną. Ir nesveikus žmonės padaro sveikais. Per dieną jinai padaro kelias dešimtis žmonių. Per savaitę gal ir 100, o per mėnesį kiek. Viktorija Žvirblytė labai žiauriai elgiasi. Jinai klastoja dokumentus, o suklastotų dokumentų dėka atima po pusę netekto darbingumo pensijos. Suklastojus dokumentus. Viktorijai Žvirblytei žmogaus teisių konvencija negalioja. Taip pat negalioja žmogaus teisių konvencijai ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Nes Viktorijai Žvirblytei klastoti dokumentus leidžia Monika Navickienė. Jai buvo parašyti 4 skundai, tačiau jinai nei vieno skundo neišnagrinėjo ir į skundą neatsakė. Taigi, Monika Navickienė su Viktorija Žvirblyte taip taupo neįgaliųjų sąskaitą. Taip yra labai žiauru, kaip iš neįgaliųjų atima po pusę netekto darbingumo pensijos, nes jiem Viktorija Žvirblytė suklastoja dokumentus, padaro sveikus 55 procentų ir neįgalus žmogus netenka pusę netekto darbingumo pensijos. Taigi tokie dalykai gali vykti tik Lietuvoje, demokratinėje valstybėje. Tokie dalykai nei vienoje kitoje šalyje negali vykti, nes
kitų šalių prezidentai neleistų, o mūsų šalies prezidentas leidžia neįgaliuosius kankinti, badu marinti. Taigi yra labai žiauru, kad tokie dalykai Lietuvoje vyksta ir kad tai leidžia Lietuvos prezidentas. Neįgalieji dirbo, mokėjo mokesčius, turi būtinąjį stažą arba minimalų 15 metų ir negauna net šalpos pensijos 184 eurų. Situacija labai žiauri Lietuvoje. Manau, kad nei vienoje šalyje tokios situacijos nėra, kad žmogus turėdamas 15-30 metų darbo stažą negautų šalpos pensijos. Taigi, ar žino Europos komisija? Manau, kad tikrai nežino. Taigi, aš kaip jums sakiau, tiesiog pagalbos reiks prašyti ir kreiptis į Europos komisiją. Pagalbos prašyti negėda. Taigi ir bus rašoma ir prašoma pagalbos, kad Lietuvoje Europos komisija sustabdytų žiaurų kankinimą, neįgaliųjų badu marinimą.